Taigi sveiki visi ir aš norėjau tiesiog parodyti jums tokį, kaip sakant, Teslos driverį mažiuką. Čia yra, koks čia pala yra, čia yra IRFZ44N tranzistorius, kondensatorius, diodas, kad apsaugot, žodžiu, kaip sakant, kad nepajungtum ne taip ir nesusprogtų, o į rezistorius ir čia kažkas reguliuojasi, bet aš čia nieko nereguliavau ir pajungtas ant šitos Teslos iš tikrųjų ir veikia. Labai toks paprastas, per 10 minučių gali čia sulituot. Tai pajungiam dabar ant 19 voltų ir ant 800 mA ir va, lemputė dega. Kibirkštys yra, bet nedidelė. Labai didelis dažnis jos, tai ne tai, kad krato tave, bet tau degina odą, kaip sakant. Labai, nekrato, žodžiu, net nejaučiu kratimo, bet degina odą ir tipo čia skleidžia kažkokias bangas ir gali uždegti. Atitraukiu, pritraukiu, atitraukiu, pritraukiu. Ir čia yra, kaip sakant, žmonės Tesla Coil. Iš tikrųjų reikia 3 laidus čia prijungti. Reikia prijungti vieną prie, kaip sakant, antrinės apvijos apačios. Kitą reikia, o 2 kitus prie tų pirminės apvijos. Ir tada gaunasi ir iš tikrųjų, kaip aš telefoną prieinu, kažkaip netaip veikt pradeda, tai žiauriai kietai, tipo, neskleidžia ten kažkokias bangas. Ir čia yra tas tranzistorius, kuris veikia ir labai greitai kaista buvo. Nežinau, kodėl jis greitai kaista. Užtat tokį radiatorių dar įdėjau. Aišku, be ventiliatoriaus, bet aš čia daug nenaudoju. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis trumpas video.